spalvos ir aš jau jį keliose vietose Klaipėdoje esu pastebėjęs, bet ir paskui jau mačiau, kad jisai būtent toje atgimimo aikštės vietoje bazuojasi, kai ten sakau, kokį šovinį suranda ar dar kažką. Ir ant to autobusiuko šono, žinai, mūsų trispalvė. Ir šalia šitas vokiečių tas kryžius, kaip sakau, Budveiserio, Bundesvero, vokiečių, vokiečių kariuomenės. Tai va taip, O, ve, sąjungininkai mūsų, žodžiu, sąjungininkai mūsų. o Wehrmachtas yra turbūt Varštainerio, irgi kryžių turi. Mhm. Nežinau, bet taip. O tai dar nebaigė ten tų išminavimų, tai kiek jau 2 metai čia nevyksta? Tai kad jie nevyko tie išminavimo darbai, jie čia kažką tai Taigi, derino, ten kažkokius planus algoritmus įvedinėjo, derino. žinai, kaip visada, jie tenaigi reikia algoritmus paruošti ir taip toliau, tengi krašto apsaugos ministerija sako, mes ten eilė yra susidariusi, čia jūs paskutiniai dabar esate ta eilė. Ai, ne, tai dabar matai, krašto apsaugos ministerija dabar užsiemus užminavimu. O Jo, jūs jo, norit dabar atvirkščio proceso išminavimu. O, užimti. o išminuojant nereikia pirkti minų. O kai nėra pirkimo, tai nėra atkato. Tai Tu suprask galėtų logiką. išminuoti, surinkti, išminuoti ir nuvežti ten galėtų. Perminuot. Nu, pervežti. Bet vėl Bet dabar, jeigu šaibinė rimtai valstybė. kalbant, tai suprantu, kad iš tikrųjų ten vyksta kažkokie tvarkymo darbai, atkasinėjami ten tie visi griuvėsiai, bet taip suprantu, kad karts nuo karto vis suranda kažkokį ten. Nes, tai Gilzę. žinai, dabar vat, atkasnėjimo darbai vyksta Kaune, ten prie tokio viešbučio vieno senamiestį ir ten pradėjo tvarkyti tokią kaip stovėjimo aikštelę, pradėjo kasti ir ten rado archeologinių visokių dalykų. Tai 3 metai stovi viskas, žinau, nieks nejuda. Nes kas negali, o tyrinėjimams nėra pinigų. Labai panaši situacija dabar Vilniui Vokiečių gatvėje. Čia viena iš tokių senamiesčio jau kaip ir, nu, tokia pagrindinė svarbi gatvė. Irgi gabalą pradėjo kasti, vėl rado kažkokių ten, žinai, dalykų archeologinių. Vėl viskas stovi. Tai čia Žinot, kodėl būtų. daugiausia moteris archeologijos, kodėl yra, žinot? Nes moka kapstytis po praeitį. Na. O jeigu būtų 35 metai atgal, tai jau būtų senai išminuota ta Klaipėdos, va ten, kur tie visi yra. Nes aš gyvenau Klaipėdoje pačiuose pietuose, su ten mano mokykla ir už jos nieko nebuvo, ten toliau poligonai buvo. Tai mano toks kaimynas Rolandas, 13-14 metų, blembais ten išsikasdavo, parsineždavo ten visokių ir vokiškų, ir rusiškų, ten iškasę surūdijusių tų visokių svedinių. Tai jam čia būtų kaifas. Gyvas jisai dar. Bulacha gyvas, tokių neima, žinai, ten kitas tenai, kur šalia stovėjo į šulinį krito, ten, žinai, galva prasiskėlė, o tam nieko, žinai. O tau? Ką? Ne, Kaip tai matai, aš tai tu negali. neužsiminėdavau tais dalykais, aš iš toli žiūrėdavau. Mane kažkaip tai, ne mano.